Labą dieną, šiandienos treniruotė, kas sportaus numiai. Gerai, pradėsim nuo apšilimo, kaip visada, nuo kaklo. Stom tvirtai, su kojytėm, skėtam žemę, įsižemina mane, kojas įtemptos, užpakalis, pels įtempt, mentis suės. Nuleidam smakrą žemyn, pažiūrim per šoną, apsukam galvą, pažiūrim per lubas, per kitą petį, nuleidžiam smakrą žemyn, ir grįžtam tuo pačiu ratu. Kvėpuojam, kūnas lieka visas sustingęs, lėtai apsukam galvą. Pakeliam. Čia yra vienas pakartojimas. Padarykite 5 kartus. Gerai. Toliau eis pečių apšildymas. Stom tvirtai, toliau. Kojos įtemptos, užpakalis, viskas įtempta. Suvedam mentis už nugaros, užkeliam pečius, suvedam į priekį, nuleidžiam žemyn. Užkeliam pečius, suvedam į nugarą, nuleidžiam žemyn. Užkeliam, suvedam į priekį, nuleidžiam žemyn. Šitaip pakartosite 5 kartus. Ir pakartoju, kad pilvas įtemptas viso šitą metu, užpakalis, kojas, viskas. Gerai. Kitas pratimas yra peties sąnario apšildymui ir mobilumui išlaikyti. Tai stovime vėlgi tvirtai, kojas, užpakalis, pilvas įtemptas. Su ranka aš prisilaikau, kad kūnas nesisuktų, kad suktųsi tik tais ranka sąnario kapsulėje. Suspaudam kumštį tvirtai ir sukame ranką maksimalia amplitude. Delniukas į priekį, ne? Aukštai keliam, viršui ranką išsukam delną ir lėtai leidžiam žemyn. Ir grįžtam tuo pačiu keliu. Stebime, kad kūnas nesisuktų, kad sukinėtųsi tik tiesi ranka peties sąnario kapsulėje. 5 kartus su viena ranka ir 5 kartus su kita ranka. Neskubam, stengiamės, kad ranka išilgėtų ir kad pasiektų kuo didesnę amplitudę. Gerai. Toliau eisime į cat cow, kačiukas karvenė, delniukai po petimis, keliukai po klubais. Leidžiam stuburą po vieną slankstelį. Žemyn, iškeliam galvą į viršų ir kylam aukštyn. Po vieną slankstelį pradedant nuo uodegos. Leidžiam žemyn ir kylam aukštyn. Išrečiam visą nugarą, užrečiam galvą po savim. Pakartokite šitaip 5 kartus. Gerai. Sekantis pratimas bus atverti pečių liniją. Aš darysiu klupom, jūs darot stovom. Atsistoja. Kojas įtemptos, užpakalis įtemptas, su kojom skėčiam žemę. Rankos priešais save, pečių aukštyje, atveriam krūtinę. Plačiai, jaučiame, kaip mentai susiliečia ir lėtai suvedam. Atveriam krūtinę plačiai, jaučiam, kaip mentai susiliečia, pilvas įtemptas, užpakalis įtemptas ir vėl rankas lėtai suvedame, patraukiame dar delnus į priekį. Mentis atitolsta viena nuo kitos. Pakartojama taip 10 kartų. Gerai. Toliau padarysim apšilimą kojoms, kojų sąnariams. Tai atsigulsim ant žemės, pilnai atsiguliam ir kelsim tiesią koją. Tiesią koją, kiek jinai išsilaiko tiesi, tiek aukštai keliam. Žiūrėkim, kad keliukas nesilenktų, tik tiesi koja. 10 kartų su viena koja, tada padedam koją ant žemės ir 10 kartų su kita koja. Pakartojam. Kai atliksit šitą pratimą, tada darysime ratukus. Atvesime
keliame koją į viršų ir sukame ratuką. Lyg su kulnimi pieštume ratuką. Kiek koja išsilaiko tiesi, nugara prikibdyta prie žemės, stengiamės, kad judėtume kuo mažiau. 10 kartų su viena koja ir 10 kartų su kita koja. Gerai. Ir apšildžius sąnarius, belieka apšildyti tik visą kūną. Tai kad kūnas apšiltų, pulsas pakiltų, širdutė pradėtų stipriau plakti, tai padarysime 10 kirminų. Kirminai yra taip. Stovime tiesiai, nusileidžiam su rankom ant žemės, einam į aukštą planką, plankė sustingstam ir grįžtam atgal. Pakylam, leidžiamės į apačią, sustingstam plankę, nenumetam dubens, sustingstam plankę ir grįžtam atgal. Pakartojam 10 kartų. Gerai, apšilimą baigiam. Dabar bus pagrindinė dalis. Tai bus 3 dalis. Pirmoji dalyje bus 3 pratimai. Pirmasis pratimas labai geras ir skirtas apkrauti didžiausią mūsų raumenį sėdmenis ir didžiausios mūsų sąnarius, tai klubus. Atsigulam ant žemės, pėdutės ne visai prie užpakalio, truputį toliau, rankos ant žemės, mentis padėtos ant žemės. Stebime, kad keliukai neitų į vidų, kad jie išliktų toje pačioje pozicijoje kaip ir pradžiai. Keliam dubenį į viršų, užlaikom 3 sekundės, 1, 2, 3 ir leidžiam lėtai žemyn. Vėl keliam į viršų, užlaikom 3 sekundės ir leidžiam žemyn. Apačioj nepadedam pilnai, net palaiduojam. Judesys yra spyris iš kulnų. Ne su nugara keliam, o spiriame iš kulnų. Tai pakartojame 15 kartų. Gerai. Antras pratimas yra 90-90. Tai sėdim šitoje mūsų mėgstamiausioje pozicijoje. Tai yra viena koja sulenkta 90 kampų, kita koja irgi 90 kampų. Tarp kojų taip pat yra 90 laipsnių kampas. Ir atliksime šitą pratimą, kuris skirtas atpalaiduoti nugaros apačią, prajudinti užsisėdėjusį stuburą ir taip pat yra labai geras pratimas klubo mobilumui. Tai pradedam nuo kelio, kuris lieka priešais mus. Keliame į viršų, lėtai keliame. Kai nebesikelia, užstringa, pradedam kelti kitą kelią. Keliam ir nusileidžiam. Pirmasis kelias, vėliau ir antras. Kai šitas palieta žemę, stengiamės, kad paliestų. Tada pradedam kelti. Vėl keliam. Kai jau nebesikelia, pradedam kelti antrąjį tą kitą kelieną. Ir šitaip pakartojame po 7 kartus į kiekvieną pusę. Vienas nuėjimas ir grįžimas yra 1 kartas. Iš vis pakartojame 7 kartus. Ir trečias pratimas bus pritupimas su 3 pulsavimais. Atsistojame tvirtai, kojytės truputį plačiau nei klubai, stovame pilną pėdą, pernešam svorį truputį ant kulnų, sustingsta pilvas ir darome pritupimą, giliai netupiame, papulsuojam 3 kartus. 1, 2, 3, stipriai iš kulnų atsistojam. Vėl leidžiamės, 1, 2, 3, stipriai iš kulnų atsistojam. Parodysiu iš šono, stojam tvirtai, kojytės tvirtai, leidžiame žemyn, leidžiamės, 1, 2, 3, atsistojam. Ir vėl leidžiame žemyn, 1, 2, 3, atsistojam. Kai atsistojam, sutraukiam kojų ir sėdmenų raumenis. Šitos padarom 15 tokių pritupimų. Tai va, pirmoji dalis. 15 tiltelių su 3 sekundžių pauzė viršui.
90, 90. Tai bus 7 nuėjimai parėjimai, nesukojam. Ir 15 pritupimų su 3 pulsavimais ties viduriu. Sėkmės. Gerai, padarei. Okay, einam į antrą dalį. Antroji dalis vėl bus 3 pratimai, kurios pakartosim 3 kartus. 3 pratimai, pauzė, 3 pratimai, pauzė, 3 pratimai. Gerai? Tai pirmasis yra negative push-up arba atbuliniai atsispaudimai. Juos darom iš aukšto planko pozicijos. Atsistojame į aukštą planką. Žiūriu, kad gerai čia matytus. Delniukai po petimis, pėdutės pirščiukai užresti, įtempiam kojas, sėdmenis, pilvą, lenkiam alkūnes ir leidžiamės žemyn, 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 kol pasiekiam žemę. Atsipalaiduojam, pakylam aukštai į pilną aukšto planko poziciją, įtempiam kojas, užpakalį, įtempiam pilvą ir leidžiamės žemyn, 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 kol pasiekiam žemę. Tai pakartosim 10 kartų. Neskubėkit. Čia yra labai svarbus nepamesti dubens, kai leidžiame žemyn. Neleistis taip, leistis vieną lentą, kad visas kūnas vienu metu pasiektų žemę. Jeigu yra sudėtinga, galite daryti negative push-up, tokį patį, taip pat atbulinį atsispaudimą. Nuo kelienų. Nuo keliukų. Vėl stovim. Delniukai po petimis, įtempiam sėdmenis, įtempiam pilvą ir leidžiame žemyn, 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 kol pasiekiam žemę. Pakylam, įtempiam sėdmenis, įtempiam pilvą, leidžiame žemyn, 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 kol pasiekiam žemę. Taip pat 10 kartų. Tai pagal savo fizinį pasirengimą pasirink savo lygį. Antras pratimas yra plankas. Tikras plankas, ne joks atbulinis. Gerai, planką darom taip. Taip pat parodysiu 2 variantus. Pirmas variantas yra toks. Padedam rankas palei šonus, maždaug taip, kad alkūnė būtų po petimi, pirščiukai kojų užvesti po savim, įtempiam kojas, įtempiam sėdmenis, įtempiam pilvą, pakylame ir laikome 30 sekundžių. Nepametam pilvo ir neiškeliam aukštai. Jeigu iškelat aukštai, laikot su kojom. Čia reikia laikyti su pilvu. Su rankom skiečiam žemę. Čia yra žemo planko sunkesnis variantas. Lengvesnis variantas bus taip pat. Pradinė pozicija tokia pat. Tik tais darysim nuo keliuko. Pasidedam rankas, įtempiam pilvą, įtempiam sėdmenis ir pakylam ir laikome save nuo keliukų. Pasirinkit savo lygį, bet laikykit vis tiek 30 sekundžių. Ir trečias pratimas bus truputį aktyvesnis. Tai vėlgi eisim į aukšto planko poziciją ir reikės priešingą ranką paliesti priešingą pėdutę. Paliečiam pėdutę, grįžtam. Paliečiam pėdutę, grįžtam. Stumiam užpakalį aukštyn, grįžtam į planką. Nenumetam dubens žemyn, grįžtam į planką. Paliečiam pėdutę, grįžtam į planką. Tai va, reikės 10 kartų su viena ranka, 10 kartų su kita ranka. Čia bus antroji dalis. Tai pakartosiu. Negative push-up. 10 kartų, planką, lentą, tą laikome 30 sekundžių ir rankos priešingos pėdutės palietimai po 10 kartų su kiekviena ranka. Sėkmės. Šitą raundą kartuosime 3 kartus. Na ir sveika sugrįžusi. Trečioji dalis tai bus as many rounds as possible, tai kiek įmanoma, tiek daugiau pakartojimų padaryti per 9 minutės. Tai pirmas pratimas bus, visko darysim, ne visko. Burpius darysim 9, kėdutėj laikysim 30 sekundžių ir atsilenkimus darysim taip pat 9 minutės. Tai pradedam taip. Pradedam nuo mūsų mylimiausių burpių. Tai burpiai
yra daromi taip. Nusilenkiam žemyn, kojas atgal, padedam krūtinę pilnai ant žemės, pakylam, kojas pritraukiam, pilnai atsistojam. Čia lengvesnis variantas arba sunkesnis, ranko žemyn, nušokam atgal, prišokam prie rankų ir atsistojam. Tai pakartojam 9 kartus. Paskui iš karto einame į kėdutę prie sienos, atsisėdame pėdutės plačiai, žiūrim, kad keliukai neitų į vidų, nugara pilnai prispausta, pečiai prispausti, spaudžiam nugarą į sieną, galva prie sienos, kvėpuojam ir laikom 30 sekundžių. Po to iš karto gulamės ant žemės, reikia kažkaip nurailiuoti toliau, gulamės ant žemės ir darysim atsilenkimus. Tai kojytės tokiu patogiu kampu ant žemės, keliukai vėl, klubų plotė, nugara prispausta, rankos ant šlaunų. Keliame stuburą aukštyn, visą viršutinę kūno dalį aukštyn, lyg stuburą plėštumėm nuo žemės. 1. Ir lėtai padedam. 2. Reikės pakartoti 9 kartus. 3. Kas svarbu, kad pilvas visada liktų įtemptas. Pilvas įtemptas tiek susirietimo, tiek atsigulimo metu. Pakartojam 9 kartus. Tai va, bus 3 pratimai. Nusistatyk telefonę 9 minutės ir 9 burtai, 30 sekundžių kėdutės ir 9 atsilenkimai. Be pertraukos, įtemptų tempu, taip kad nebegalėtum pakalbėti. Matau dar gyvą. Kadangi sugrįžai, tai reikia prasitempti. Kadangi jau gulim ant žemės, aš bent jau, tai tu irgi atsigulk, prasitempkime kojas, atsigulkim, užkelkim koją ant kojas, tarp kojų praverkime rankas, apkabiname tą koją, kuri liko apačioje ir tempiame save. Laikome 30 sekundžių. Paskui gražiai nuleidžiam kojas, uždedam kitą koją, apkabinam ir tempiam. Čia pratempsim sėdmenis ir labai labai stipriai. Gerai. Tada iš tos pačios pozicijos, keliukai status, nuverčiam kojas į vieną šoną ir liekame taip pagulėti. Čia pratempsime šlaunies keturgalvį raumenį. Liekame gulėti 30 sekundžių. Tada lėtai pastatome keliukus ir nuverčiam juos į kitą šoną. Truputį galinė pėdutė nueina atgal ir pratempiame šitą keturgalvį raumenį. Gerai. Tada po truputį pakylam, pereinam į obrą, atsiguliam ant žemės, alkūnės palei šonkaulius ir žiūrime į lubas. Jeigu neskauda nugaros ir yra dar jėgų, pakylame ant rankų ir laikome kobros pozicijoje, aukštoje kobroje 30 sekundžių. Gerai. Pareinam atgal. Prasitempiam rankas, nuleidžiam pečius, apkabinam save ir paspaudžiam vieną petį 30 sekundžių ir kitą petį 30 sekundžių. Gerai, nueikim prie sienos, prie kurios darėm kėdutę, pastatom rankas, atremiam į sieną pečių aukštyje, kojas truputį toliau, leidžiame žemyn, įkrentam tarp rankų ir paspaudžiam savo viršutinę kūno dalį žemyn. Kvėpuojam. Laikom 30 sekundžių. Galų gale pratempkime kaklą, tai nulenkiam galvą ausį prie peties. Su ranka galim truputį paspausti. Kitą ranką ištempiam į šoną, jaučiasi stipresnis tempimas. Laikome 30 sekundžių. Taip pat ir į kitą pusę. Laikome 30 sekundžių. Ačiū, kad
dalyvavai treniruotėje. Labai lauksiu, kad atsiųstum nuotrauką po treniruotės. Ir iki kito karto.